Turime dabar kaminėlį. Teisingai norint apklijuoti kaminą, kad nepramušinėtų vandens, mums reikalinga gera lipni juosta, gruntas, su gruntu purškiam vietas, prie kurių norim kibdyti, tada apsipjaustom teisingai. Aš visada darau prie kamino dvigubą sluoksnį. Vienas, žodžiu, ateina sluoksnis iš šitos pusės, apsipjausto, apsiklijuoja, tada iš kitos pusės vėl eina pilnas sluoksnis, vėl apsipjausto, susiklijuoja. Ir mes turim dvigubą apsaugą, dvigubą sluoksnį ties kaminu ir žinom tikrai, kad nepramušinės. Tai dabar aš to kaip tik ir užsiemu, klijuoju prie kamino plėvelę. Susiklijavau sluoksnį iš vienos pusės, dabar, kaip matot, jau pareina rulonas iš kitos pusės, kita kryptis. Ir vėl dabar visą procesą pakartoju. Padarau dvigubą sluoksnį link kamieno. Užlanksčiau antrą sluoksnį plėvelės, supjausčiau, reikia, padariau pjūvis. Tai dabar vėl naudoju gruntą, purškiu visas vietas, kurias klijuosiu. Kad būtų geras kibimas ir kad neatšokinėtų ten po kelių metų. Taip. Gruntas. Visur gruntas. Grunto netaupom. Užvarom gerai. Palaukim, pastings. Nes labai veliasi prie rankų. Biški pastings, tada suklijuosiu. O kaminas užlankstytas. Čia visur, kur buvo laikinos skobos, skylutės perklijuotos. Dabar čia visur viską, kiekvieną sandūrą perklijuojam, nes mūsų atveju šita plėvelė veikia ne tik tais kaip kondensatų nulašėjimai, bet veikia kaip ir priešvėjinė, nes čia po apačią jau šiltinsis šlaitas, ne perdanga. Tai mums reikia, kad neįpūstų vėjas į apšiltinimo sluoksnį. Todėl mes suklijuojam visą sandūras pilnai. Na ir viskas, su kaminėliu baigtas kriukis. Viskas apklijuota. Tvarkingai. Sakykime, jeigu ir muš padanga, ar ten kažkas kondensatas, tikrai nepapuls į vidų. Dvigubas sluoksnis aplink kaminą. Tai va, tiek reikalų su tuo kaminu. Ačiū, kad žiūrėjot.